Ketvirta užduotis. Nubražytas kvadratinės funkcijos grafikas parabolė. Klausimas, Klausimas, kurio formulę galima aprašyti pavaizduotą parabolę? Apveskite vieną teisingą atsakymą žyminčią raidę. Tai uždavinys turi daug sprendimo būdų, bet aptarsiu vieną, mano supratimu, paprasčiausią, kuris realiai tiktų ne tik paraboliai, bet tiktų bet kokiam grafikui. Jeigu jūs gautumėt kažkokį grafiką su hiperbolė ir jums reiktų atrinkti vieną iš funkcijų, kuri tinka, tai šis tas pats metodas tiktų. Reiškia, kaip buvo nubražyta parabolė? Parabolė buvo nubražyta turint kažkurią tai formulę ir pagal ją gaminant taškus. Tai jeigu mes pasirinksime vieną tašką, pavyzdžiui, iš parabolės ir įstatysime to taško x ir y į pateiktą formulę, tai ta formulė turėtų mums duoti lygybę. Ką aš turiu minėti? Reiškia, pradžiai visuose grafikose, ne tik parabolėse, bet paieškokit taškų, kurie aiškiai matosi, kad jų koordinatės yra suprantamos. Pavyzdžiui, va šitas taškas, kurio koordinatė bus x reikšmė 2, o y yra -4. Ar ne? Vienas aiškus taškas. Pavyzdžiui, va šitas taškas, kur x yra 3, o y yra -3. Arba šitas taškas. Arba čia dar aiškus taškas, šitas aiškus taškas, šitas. Tai realiai pasimkim bet kurį tašką. Pavyzdžiui, tarkim, pasimkim šitą. Pažiūrėkim, x čia bus 5, o y irgi bus 5. Gana paprasti skaičiai. Reiškia, dabar mes įstatę x ir y į kažkurią iš šitų formulių, mes turėsim gauti lygybę. Pažiūrėkim, ką iš tikro gausim. Gerai, pradėkim nuo a dalelės. Reiškia, vietoj y, gerai, a dalelę aš išspręsiu nuosekliai, kitas truputį paskubinsiu, kad būtų greičiau. Vietoj y aš įstatau 5. Rašau lygų su klaustuku, nes dar nežinau, ar iš tikro gausiu lygybę. Vietoj abiejų x, tiek šito, aš įstatysiu taip pat 5, nes x reikšmė irgi 5. Tai 5 padauginta iš 5 - 4. Pažiūrėkim, ką gaunam. Kairiai pusė lieka 5 lygų. Dabar skliaustai. 5 - 4 yra 1. 1 kart 5 bus 5. Gaunu lygybę. Tai kaip mums ir parodo, kad viskas tvarkoj. Iš šitą funkciją galėjo mums pagaminti šitą tašką. Gera pradžia. Pažiūrėkime, kas atsitiks su b dalelė. Tai vietoj y įstatau 5. Dabar vietoj x, čia įstatau, vietoj šito x įstatau 5, žiūriu, kas gaunas skliaustas. Skliaustas gaunas 5 + 4, tai bus 9, o čia irgi įstačiau 5, kadangi dirbam su šituo tašku. Tai 5 kart 9 bus 45. Ir 45 tikrai nėra lygų 5. Tai reiškia, tokia funkcija negalėjo pagaminti šito taško. Reiškia, b mums netinka. Žiūrim, kas gauna su c dalim. Vietoj y rašau 5. Dabar 2 kart x, tai bus 2 kart 5 bus 10. Dabar 5 - 4 bus 1. Tai 10 kart 1 mus duos 10, reiškia, gaunam čia 10. Tai tikrai nėra lygų 5, reiškia, c irgi negalėjo mums pagaminti to taško, su kuriuo mes dirbam. Žiūrim su d. D vietoj y įstatau 5. Dabar 2x, tai bus 2 kart 5 bus 10, o x + 4 tai bus 5 + 4 bus 9. 10 kart 9 bus 90. 90 tikrai nėra lygų 5, todėl d mums netinka. Tai šiuo atveju mums visai pasisekė, nes tik su vienu tašku mums pavyko susigaudyti, kad a funkcija yra ta formulė, kurios mes ieškom. Ką būtų reikėję daryti, jeigu, pavyzdžiui, ir a tinka, ir c tinka? Tarkim, mes sprendžiam, ir a gavom lygybę, ir c gavom lygybę. Tokiu atveju reiktų patikrinti dar vieną tašką, pavyzdžiui, šitą tašką, kurio
koordinates mes galim irgi išsiaiškinti. Ir tada tikėtina, kad vienoj funkcijai, vienoj formuliai būtų viskas tvarkoj, o kitoj mes gautume nelygybę, kaip kad gavom, pavyzdžiui, va tokiu atveju. Ok, einam prie kitos dalelės. Taip, 4.2, su kuriomis x reikšmėmis pavaizduotos funkcijos reikšmės didėja. Reiškia, funkcijos reikšmės didėja. Funkcijos reikšmės yra y. Tai kada y didėja? Jeigu žiūrim iš kairės, kada y didėja? Pradžioj matom, kad jie mažėja, leidžias. Ir nuo šitos vietos mes pradedam kilti viršų ir kylam iki begalybės, parabolės tokia jau savybė, kad jinai kils, niekada nesustos kils, jinai kils begalybės. Mūsų klausia apie x reikšmės, reiškia, nuo kada pradeda kilt? Nuo dvejeto. Nuo dvejeto pradeda kilt į begalybę. Ką mes užrašome intervalu nuo 2 iki plus begalybės ir apskliaudžiam. Toliau, 4.3. Su kuriomis x reikšmėmis pavaizduota funkcija įgyja neigiamas reikšmės. Neigiamas reikšmės reiškia mažiau už 0. Taip, pažiūrim, gerai, aš nutrinsiu mėlynus užrašus. Taip, tai funkcijos reikšmės yra y. Kada jos būna teigiamas? Teigiamas jos būna tada, kai turime y, pavyzdžiui, 8 ir matom, kad čia funkcija ir čia įgyja 8 reikšmės. Čia 6, čia 6, čia 4, čia 4, ar ne? Ir visas šitas dalis ir visa šita dalis šitose vietose funkcija turės teigiamas reikšmės, nes y šitoje vietoje teigiami. Y neigiami yra čia. Net matosi grafikė -2, -4, ar ne? Neigiami y, tai reiškia neigiamos funkcijos reikšmės. Bet uždavinys mūsų klausia apie x reikšmės. Su kokiom x reikšmėm įgyja neigiamas reikšmės. Tai šičia matot x, ties čia yra 0, ties čia yra 4. Reiškia nuo 0 iki 4 su šitais x visais funkcija įgyja neigiamas reikšmės. Tai tiesiog tą belieka užrašyti, kad nuo 0 iki 4 su šitom x reikšmėm funkcija įgyja neigiamas reikšmės. Tai tiek.